Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt. Na, vieni populiariausių paspirtukų šiais metais yra Teveron Blade Mini su Riedis Electric komplektacija. Na, o juos valdo Minimotors displejus ir Minimotors kontroleriai. Taigi pašnekėkime apie Minimotors displejus galimybės. Pasižiūrėkime. Be abejo, jeigu jūs įsigijote Minimotors displejų su Teveron Blade Mini paspirtuku, jūs gausite lietuvišką vartotojo instrukciją, kurioje bus viskas parodyta, kokios yra displėjaus funkcijos. Na, tačiau, kas nemėgsta skaityti instrukcijų, o mėgsta žiūrėti video, šį video pasižiūrėję galės nusistatyti savo reikiamus parametrus. Na, jeigu mes paspaudžiame mažiuką taškiuką, mes periname tarp bėgių. Bėgiai yra greičio režimai. Trečias važiuoja greičiausiai. Jeigu mes paspaudžiame mode mygtuką, mes matome laiką, kiek laiko jungtas displejus, koks yra nuvažiuotas atstumas nuo nunulinimo, tai yra tripas. Jeigu palaikome taškiuką, galime jį vėl nunulinti. Čia yra odometras, kiek iš viso yra nuvažiuota šiuo paspirtuku, taigi 8,5 km. Na, o čia yra klaidos. Taigi palaikome mode mygtuką ir įeisime į vidinį meniu. P0 yra rato diametras. Teveron Blade Mini paspirtukas turi 9 colių ratą. Jeigu jūs turite kitą paspirtuką, pasižiūrėkite, koks yra jūsų ratas. Tiek colių reikia nustatyti. Spaudžiant mode mygtuką periname į P1. P1 yra voltai. Voltai gali būti 52, 60, 72 ir 84 ir 36. Taigi tai yra nustatymas, kuris įtakoja padalas. Jeigu nustatome 36 voltus, tai visą laiką rodys pilnas padalas, tai bus neteisinga. Jeigu nustatome 72 voltus, rodys visą laiką jau mirksi displejus. Padalas susikalibruos vėliau. Taigi paliekame 48 voltus. P2 nereguliuojama funkcija, nieko nepakeisite. P3 taip pat. P4 mylios arba kilometrai. Su taškeliu keičiam kilometrai, mylios. Paliekam kilometrus. P5 funkcija yra startas. Mes gamyklos visą laiką prašome, kad mūsų gaminamiem paspirtukam būtų vienetas. Tai reiškia, spaudžiat gazą ir paspirtukas nevažiuos. Jis važiuos tik tada, kada atsispirite. Na, jeigu 0, dabar paspaudus jis jau pradėtų važiuoti, tai aš nespausiu. Paliekame 1, tai yra saugiau jums, aplinkiniams ir jūsų sienoms. P6. Autopilotas. Jeigu nustatysite 1, važiuosite tam tikrų greičių, vienodų kelias sekundės ir atleidus greitį, jis palaikys tą greitį. Tai yra autopilotas. Paspaudžius stipriau gazą arba stabdį, autopilotas išsijungs. Mes to irgi nenustatome gamykliškai, kad būtų saugiau. P7 funkcija yra greičio jautrumas. 0 yra stiprus, 5 silpnas. Tai yra Minimotors displėjaus funkcija, mažai displėjų tą turi. Pavyzdžiui, norėdami taupyti bateriją arba norėdami važiuoti švelniau, nes kartais, kai yra 2 variklių Blade Mini paspirtukas ir priekinis ratas prasisuka startuojant, ne visi tą mėgsta. Na, tačiau testiniam modeliui paliekame 0. Taip, toliau yra P8 funkcija, viena iš svarbiausių, tai yra galia, 100%. Tai yra, pavadinkime, galia, bet tai yra greičio procentali išraiška. Palikime 100%. Duodant paspirtuką nepatyrusiam vairuotojui ar panašiai, galima tikrai apriboti iki 60% ir jis bus žymiai lėtesnis. P9 funkcija. Labai įdomi Minimotors displėjaus funkcija, tai yra baterijos taupimas. Trečias yra netaupoma baterija. 1 yra taupoma. Taigi su 1 jūsų važiavimas bus ženkliai švelnesnis ir baterija bus gyvybinga žymiai ilgiau. Tai yra nuvažiuosite didesnį atstumą. 2 yra viduriukas. Na, tarkim, mūsų kolega mėgsta važinėti su 2. Palikime 3. Patį galingiausią režimą. PA yra elektroninio stabdžio galingumas. Tai yra kiek padeda jums stabdyti variklis. Nuo 1 iki 5. Kas kaip patinka, tas taip susireguliuoja. Galbūt 2 yra toks neblogas variantas. Nei per daug, nei per mažai. Tuomet yra PB displėjaus ryškumas. Nepamirškime nusistatyti ant ryškiausio. Tikrai displėjaus lemputė nevalgo, nenaudoja energijos tiek daug, kiek jums gali atrodyti. PC. Išjungimo laikas. Už 5 minučių galima padaryti 6 minutės. Jeigu nieko nedarysite, pats paspirtukas išsijungs. Ir P. D funkcija yra ABS. Tai yra, jeigu jungiam vienetą, paspaudžiam stabdžius ir net jaučiasi per variklį dabar stumdant paspirtuką, kaip kertami yra stipriai stabdžiai. Tai kas mėgsta aštrų važiavimą, kas nori stabdymo ypač efektyvaus,
gali įsijungti šią funkciją. Tai yra ne elektroninis stabdis, tai yra elektroninis ABS. Dar viena papildoma funkcija, ko neturi tikriausiai nei vienas konkurentas rinkoje. Taigi dar paminėsiu, kad bet kokiam paspirtukui uždėjus Mini Motors displejų tikriausiai jis neveiks. Tam turi būti suderinami laidai ir valdikliai. Na, o įsigijus Teverun Blade Mini paspirtuką, jūs turėsite šias visas funkcijas. Sėkmės, iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.